Ateik ruduo. Šis kupinas spalvų nulytas miestas švyti vakare. Ateik, pasikalbėsime. Ateik pro gatvių riksmą, sielų tylą. Tada girdėsiu, kaip šimtmečiai prabyla į mūsų patirtį. Nereik kalbėti, tegu tavo balsas lyja ir krenta lapais parkų tyloje. Rudens ugnis pažadinus tave, džiaugsmu per mano kūną nuvilnys. Viskas nuo mokytojų. Daug dėjo, kad eiti į mokyklą dvasingi mokytojai. Ir mes matom vis tik, kad yra situacija. Labai kokį man atrodo. Man taip atrodo. Kad sunku ir mokytojui, ir mokiniui sunku šiandien yra. Gerbiami kolegos, mokytojų dienos proga linkiu paprastos žmogiškos laimės, mylėti vaikus ir neužmiršti, jog tobulėjimui nėra ribų. Miesto kolegoms norėčiau pasveikinti su profesinė švente, mokytojų dieną, palinkėti sveikatos, ištvermės, ugdant jaunąją kartą, o labiausiai palinkėti gerų mokinių, gerų auklėtinių, kad kiekviena diena praleista mokykloje būtų tiesiog kaip šventė. Mielas kolega, būk draugiškas, tai kelias į laimę. Svajok, pakilsi iki žvaigždžių. Mylėk ir būk mylimas su profesinė švente. Mėly mokytojai, aš noriu Jūs pasveikinti su mokytojų diena, palinkėti Jums ištvermės, kantrybės, meilės Jūsų sunkiame, bet labai prasmingame darbe. Ir norisi palinkėti, kad einant gatve Jūs pamatysite savo auklėtinius, kurių širdyje suskambės vienas žodis. Štai eina mokytojas. Mano mokytojas iš didžiosios raidės. Mokytojas turėtų būti draugiškas, turėtų suprasti mokinius, jis turi būti ir griežtas, bet turi ir pajuokauti su mokiniais, tada jis bus labai geras mokytojas. Toks pat griežtas ir geras. Toks mokytojas, manau, turėtų organizuoti, kaip kada kokia šventės, jeigu yra laisva. Geras, nuoširdus. Turėtų būti ir protinga mokytoja, ir labai griežta, bet gerai mokytų. Ir padėtų visiems, kurie dar blogai skaito ir blogai moka nusakyti eilėraštis. Aš įsivaizduoju, kad mūsų mokytojas turi būti, kaip griežtokas, bet
Kad būtų toks geras, malonus, švelnus, padedantis, kad mokytojai iš mūsų klaidų pačių. Norėčiau, kad mūsų mokytoja būtų labai šiuolaikinė, kad ilgai gyventų, būtų labai gera, švelni ir be to drąsi. Turėtų, pavyzdžiui, būti geras, linksmas. Mokytojas visų pirma, man atrodo, geras psichologas turėtų būti. Aišku, išmanyti ir savo darbą, bet visų pirma, geras psichologas. Taip.